Tu užaugai su Žalgiriu. O dabar padėk augti jam. Tapk Žalgirio garbės klubo nariu. žalgirioklubas.lt. Būk Žalgiris. Kauno Žalgirio krepšininkams nepavyko pergalingai baigti Lietuvos krepšinio lygos reguliariojo sezono kovų. Gintaro Krapiko auklėtiniai paskutiniosiose rungtynėse 84-86 pralaimėjo Vilniaus Lietuvos Ryto ekipai. Nuo pat rungtynių pradžios pirmavę kauniečiai į duobę krito ketvirto kėlinio pabaigoje. Zabijanas Daudelas pelnė 2 taškus su pražanga, prie viso to Žalgiris buvo nubaustas techninę pražangą ir tuo pasinaudoję Vilniečiai įsiveržė į priekį. Mačo pabaigoje žiūrovai išvydo tikrą dramą. Vieną baudos metimą įmetė Javtokas, išvesti į priekį kauniečius galėjo Denfonas, tačiau jo ranka taip pat sudrebėjo. O paskutinius taškus iš po krepšio su sirena pataikė Antanas Kavaliauskas ir išplėšė savo ekipą į pergalę. Žalgirio komandoje rezultatyviausiai rungtyniavo Paulius Jankūnas, pelnęs 22 taškus ir atkovojęs 11 kamuolių. Justinas Denfonas pridėjo 16, Roberto Javtoko sąskaitoje 11 taškų. Lietuvos Ryto komandai pergalę vedė Zabijanas Daudelas, pelnęs 18 taškų. Gynybos, aš manau. Mes paskutinę kėlinukį iš viso jų nesustabdėm. Jie įmetė labai daug metimų, sakykime, iš viso kaip iš eilutės. Sakykime, jeigu mūsų pirmoji ta gynybinė grandis, taip vadinama, jinai sulūžta, tai kažkaip iš karto gaunasi krachas, o šiuolaikiniam krepšinėje turi būti ir antroji pagalba, ir trečioji pagalba, ir pas mus nebuvo net antros. Tai, žinote, sakau, treneris kažką minėjo, kad atrodo antram kėliny per 2 kėlinius mes 52 taškus jam įleidom mes. Tai, taip nelaimėsi ir patys labai daug neišnaudojam gerų galimybių, sakykime. Tai, sakau, toks prarastų galimybių rungtynės. Absoliučiai jokio skirtumo. Mūsų yra tikslas, kaip sakant, yra LKL auksas ir absoliučiai jokio skirtumo mums, kada mes aplošim, kaip sakant, savo tos visus oponentus, pradedant ketvirtfinalį, pusfinalį ar finalį. Absoliučiai nėra jokio skirtumo, jeigu mes pralošim LKL, tai mes jį pralošim arba pusfinalį, be finalą. Čia vis tiek arba laimi viską, arba, kaip sakant, viskas arba nieko. Dabar visi labai daug kalba apie LKL lygą, kadangi šiemet yra ne kaip visada. Ir, sakykime taip, dabar sezono metu įstūmėm save į tokią situaciją ir šiandieną turėjom tikrai unikalią galimybę, nors taškų laimėdami prieš priešininką, užimti antrąją vietą, nes Prienai laimėjo Klaipėdoje išvykos rungtynės prieš Neptūną. Turėjom galimybę, to nepadarėm, tai reiškia, reikės eiti sunkesniu keliu, kad pasiektumėm savo tikslą, o jis išlieka vienareikšmiai vienas – apginti Lietuvos čempionų vardus. Atkrintamosios kovos Lietuvos krepšinio lygoje startuos balandžio 30 dieną. Kauno Žalgiris pirmajame atkrintamųjų varžybų etape susikaus su Pasvalio Pieno Žvaigždžių ekipa.